Sveiki sulaukę kovo 14 dienos, sveiki atvykę į Utenos daugiafunkcijį sporto centrą ir sveiki prisijungę prie LKL, kurią remia Betson. Pirmenybių tiesioginės transliacijos. Čia Utenos Juventus namie priima Kėdainių. O čia yra pergalės tikimybės, uteniškiai laikomi labai ryškiais favoritais, bet pirmuosius. Šiek tiek padeda nuo Valentino ir iš karto yra nubaudžiamas. Gerai, iki galo atidaro Utenos taškų sąskaitą. Johnsonas gerai perskaito perdavimo trajektoriją Diaro Pranešui. Aukštą trajektoriją Ivanas Pranešas. Dar kokias pusantros sekundės. Šis jo perdavimas atgal, Diara iš toli. Ir Erikas Venskus kaip gerai sureaguoja. Tai jau kitas klausimas mano būtų buvęs. Perima kamuolį Nevėžis Paskolų klubas. Oi, kaip gražiai Jeffersonas suranda Kenny Pochtą. Priima kamuolį krašte ir ten Kenny Cherry. Kamuolį perima. Greita ataka ir Cherry meta iššūkį Kenny Pochtą ir mažina skirtumai. Lukas Uleckas labai nepatenkintas, o čia patenkinti Kėdainių ekipą. Iki savo sezono vidurkį čia ant tų žodžių dar viena klaida. Montvila iš viršaus. Zakas su Muila. Zako perdavimas, Žeidį Muila meta netaikliai Kenny Pochtą. Dominuoja Kenny Pochtą, renkasi čia kamuolis metimo linijos. Johnsonas į baudos aikštelę, blokuoja į tas pats Pochtą. Diara dar žvilgteli į liniją ir pataiko pirmą. Tai viskas galėjo keistis. Jeigu bent vienas iš tų tolimų metimų pastaroje atakoje būtų taiklus, komandas būtų skyrę 4 taškai, o dabar ir pataikytų metimų žaidimo 11 prarastų kamuolių. Malikas Johnsonas iškart pradeda antrąją pusę. Gedinis starto penketuose žaidė krepšininkai. Pradeda antrąją pusę. Utena provokuoja dar vieną klaidą. Diaros dar 2 taškai. Taikius dažniau jie tiesiog kartoja savo metimus, negu ataką užbaigia Utenos komanda. Atvykusio žaidėjo. Bet taip neturėtų tarsi. Žaidžia prieš McLaughlin. Dar vienas Kenny Pochtą blokas. Jeffersonas. Jo perdavimas švedui, dar 2 taškai. Kęstutis Kemzūras stabdo žaidimą. Jeffersono 2 žmonės, Zakas laisvas kampe, jo šūvis iš toli, yra taiklus. Juokauja, išmušinėja palūkanas iš Utenos Juventuso. Johnsono perdavimas Beniušiui ir kapitono taškai. Puolime tikrai Kėdainiai atsikovos, bent jau antroje mačo pusėje. Kol kas turi 2 kamuolius, atkovoja uteniškiai per visą antrą pusę. Prieš 16 metų. Čia Ramanauskas dar 2 jo taškai. Prie rungtynių ar kokių užkandžių. Tobulas, idealus vakaras. Čia vėl tas pats derinukas, kurį matėme ne vieną. Žeidį Muila užsidėjęs akinius grįžta. Paspaustas Ramanauskas, vagia kamuolį Cherry iki galo ir štai taip, tai nebus. Rezgia savo paskutinę ataką uteniškiai ir tą padaro sėkmingai. Mockus 2 jo taškai. Paskutinis akcentas šios dienos rungtynėse. Kėdainių Nevėžis Paskolų klubas iškovoja įspūdingą pergalę Utenoje 92-76.